Labas rytas, draugai. O gal turėčiau sakyti bonjour, kaip sako prancūzai. Šiandien laukia nebloga diena Strasbūre. Tai papusryčiausim ir keliausim į Strasbūrą. Realiai nėra toli nuo Strasbūro, maždaug gal kokių apie 40 km, manau. Aš taip spėju, kažkaip. Tai va, pirma naktis Prancūzijoje. Išsimegojau pakankamai neblogai. Tai keliausim prancūziškų pusryčių. Tai tokie yra prancūziški pusryčiai, kruasanai, bagetės, kumpelis, sūris. Netgi daržovė nėra labai daug. O tokie va pusryčiai. O tokie va prancūziški pusryčiai. Nieko, jeigu kas dar kartosim, bet bagetė minkšta, dar šilta. Kruasanas irgi, sviestukas, mėsytė, nu ir 2 dėl vaizdo pomidoriukų. Skanaus man. Atvykom į Strasbūrą. Lietinga diena šiandien. Na, bet gal visą dieną nelis šiandien. Orų prognozė nerodo, kad ilgai šiandien lis. Praėjom Strasbūro patikrą. Patikra kaip oro uoste. Reikia pilnai padėti visus daiktus, išsivert diržą. Prašviečia ir tada apsirengi ir vėl toliau keliauji. Įėjus į parlamentą pasitinka štai toks atviras pastatas. Labai gražu. Architektūros šedevras. Labai gražu. Toks tas Europos parlamentas. Dabar keliaujam link senamiesčio. Maždaug taškomis bus apie 15 minučių. Pasižiūrėsim, pasižvalgysim po Strasbūro senamiestį. Beje, dar įdomus faktas, esu šitoj garsiausiai Strasbūro aikštėj, kad jeigu pamatysit bet kokį molinį gaminį, molinius namelius iš molio padarytų, tai jie yra lietuvių kūrėjų darbai, panevėžiečių Rasos studijos darbai. Tai, žodžiu, visa keramika yra lietuviška. Žiūrėjom į vietinių patiekalų, nes nežinau, užsisakiau vietinį patiekalą. 5 su much. Tai užsisakiau neblogą tokį patiekalą. Iš vietinio sūrio, mėsos ir bulvių tokia užkepėlė, labai karšta. Špiežinis karštas indas ir aišku salotas. Valgom ir lekiam toliau į Strasbūrą. Keletas iš kolegų mano užsisakė sraigių, vietinės gamybos sraigės. Atrodo štai taip. Labai gerai iš tikrųjų atrodo. Puiku, skanaus jum. Skaniai pavalgėm šitam restorane. 10 balų. Iš tikrųjų neveltui įvertinimas 4,5 žvaigždutės. Tai verta tikrai labai skaniai. Ta bulvių apkepėlė su
su sūriu, su kumpiu ir dar salotų dubuo. Nu tikrai, šiek tiek primena Lietuvą, tačiau sūris tas buvo pelėsinis, tai davė tokį skonį, labai buvo skanu. Dabar einu per Strasbūrą, keliausiu paplaukioti laiveliu ir pamatysiu Strasbūrą iš kito kampo. Dabar įsėdau į vieną tokį apžvalginį laivelį. Plauksim vieną iš Strasbūro upių. Pasižiūrėsim kitų kampų Strasbūro. Sveiki draugai, grįžom iš Prancūzijos. Tokia šiandien diena buvo, o rytoj kelsimės, pusryčiausim ir keliausim vynų degustaciją Prancūzijoje. Tai su jumis buvo Eimantas, aš. Ir nepamirškit paspausti prenumeruoti, subscribe mygtuką, jums visiškai nekainuoja. Iki kitų kartų, ate bičiuliai.